Ir šiandien mūsų lektorius yra Dievas Jonas Lapinskas. Jonai, kviečiu tave. Tai labas vakaras, ateinantį pusvalandį būsime kartu su manim ir, keletą metų jau konsultuoju pacientus klinikoje, kraujotakos lygų ir onkologijos klinikoje, naudojantis šitais sprendimais, apie kuriuos aš pasakosiu šiandieną. Aš pats asmeniškai apie juos sužinojau 2011 metais ir man jie buvo ypatingai svarbus, kurie pakeitė mano ir mano šeimos gyvenimą. Iki to laikotarpio buvau labai aktyvus versluose ir, žinot, kartais taip atsitinka, kad mažai skiri savo sveikatai, rūpinimusi savimi, savo mitybą, savo sveikata. Ir taip jau įvyko, kad toks gyvenimo būdas privedė mane prie to, kad turėjau keletą sveikatos problemų. Tai visų pirma, dažnas peršalimas. Ant tiek buvo nusilpusi imuninė sistema, kad ypatingai dažnai skaudėdavo gerklę. Turėjau aukštą kraujospūdį ir galiausiai išsivystė tokia sunki, sudėtinga liga vadinama podagra. Tai buvo turbūt paskutinis mano gyvenime taškas, kada nebegalėjau kentėti to, ką aš susikūriau savo ir nusprendžiau keistis. Ir štai atsirado Zinzino, atsirado kraujo tyrimai, apie juos visus aš ir papasakosiu šiandieną ir kokiu būdu aš viską sukūriau savo ir pakeičiau savo gyvenimą ir padėjau savo ir savo šeimai sveikatintis, apie tai norėsiu jums ir šiandien ir papasakoti. Nieko nelaukdami keliaukim į mūsų šio vakaro susitikimą ir taip, aš atsiprašau, taip, gerai. Ir ok, viskas veikia. Ir iš ties, su sveikata susijusių problemų pasaulyje vis daugėja. Šiandien taip pat teko lankytis keliose klinikose, kuriuose norime integruoti taip pat šitus sveikatos sprendimus ir klausiu, kokiegi dažniausiai pacientai ateina pas jūs. Ir kaip ir visur sako, ateina širdies kraujotakos ligos, ateina peršalimo, imuniteto sutrikimo ligos ir taip pat onkologija. Tokios 3 pagrindinės vedančios Lietuvoje problemos, turbūt jos yra aktualios visam pasaulyje. Ir čia laikas paklausti, kodėl. Atrodytų, medicina ant tiek galinga, ant tiek yra naujausios technologijos ištirti, nustatyti, gydyti, padėti žmogui, sudėtingose gyvenimo situacijose, kai iš gabaliukų žmogus yra vėl atstatomas, surinkamas po sunkių traumų kažkokių tai. Visgi tos tendencijos vyrauja sveikatos linkme, mums ne geruoju, o sukuria tam tikras problemas, tam tikrus sutrikimus. Ir visa tai prasidėjo dėl maisto pasikeitimo. Atrodytų visiškai neseniai mūsų seneliai, mūsų proseneliai dar maitinosi tą, ką patys užsiaugindavo ir tai būdavo jiem kaip vaistas tas maistas. Šiandien dienai mūsų tas maistas yra sukurtas žmogaus, yra sukurtas maisto pramonės tam, kad aprūpinti didelius maisto kiekius visuomenės pasaulyje vis daugėja, tačiau kartu su gamyklose paruoštų maistu mes negauname tų natūralių komponentų, ką gaudavom anksčiau. O mums, žmogui, reikėtų, kad mūsų kūnas atsistatytų visgi tų natūralių komponentų. Ir anksčiau mes juos gaudom su maistu ir mums nereikėdavo rūpintis kažkokiais tai papildais, mums nereikėdavo rūpintis dietomis specialiomis. Mes pakankamai daug fiziškai buvom aktyvus, ir visą tai gaudom su maistu. Ir užduoti reikėtų kiekvienam klausimą, į kurį kiekvienas turėtumėm rasti atsakymą. Ar aš gaunu pakankamai maistinių medžiagų, kurios reikalingos mano kūnui atsinaujinti, kurios reikalingos mano visom organizmo sistemom gerai funkcionuoti. Gal aš visgi negaunu tų. Ir žinot, vien tik tai tikėjimo neužtenka, reikia tiksliai žinoti. Ir mums reikia nedaug iš tikrųjų. Mums reikia pagrindinių nepakeičiamųjų baltymų, nepakeičiamosios amino rūgštys yra kelios, reikalinga nepakeičiamųjų riebalų rūgščių, reikalinga nepakeičiamųjų mikromedžiagų, kurias mes anksčiau gaudom su maistu. Ir šiandien dienai įsikišus maisto pramoniai, šiandien dienai atsiradus dideliem fermom, ūkiam, mes tą maistą gaunam
paruošta, galima taip sakyti. Na, visų pirma, žemdirbystėje, augalininkystėje atsirado daug trąšų, kurios nualino žemę. Ir tas nualinimas sukūrė mum augaluose, daržovėse, vaisiuose, grūduose mažesnius žymiai kiekius mikromedžiagų, kurias mes gaudom natūraliai žymiai didesnius kiekius. Na, o kadangi mes fiziškai būdavom aktyvesni, mes suvalgydavom ir daugiau tokio natūralaus maisto, tuo pačiu aprūpindami savo organizmą visomis tomis maistinėmis medžiagomis. Atsiradus fermom, atsirado pašarai, su pašarais galima užauginti didesnius tiek vištų, tiek galvijų didesnės bandas. Ir aišku, žemės ūkiui tai yra labai naudinga, gauna daugiau pelno, tačiau mums atvykus į parduotuvę ir nusipirkus tokią arba pieno gaminį, arba kiaušinius, arba maistą pagamintą iš pieno, iš kiaušinių, mėsos gaminius, mes gaunam per didelius kiekius tuose pašaruose buvusių medžiagų. O tai yra omega-6 riebalų rūgštis, nes omega-6 buvo grūduose, kukurūzuose, saulėgrąžuose, sojoje. Ir kartu su mėsa, su kiaušiniais, su pieno produktai šiandienai mes gaunam per didelius kiekius omega-6 riebalų rūgščių. Taip pat atsirado greitiem restoranam, kuriuose gaminamas apskrudęs, gražiai atrodantis, skanus maistas, kuris kepamas fritiūrinėse, ar tai būtų daržovės, ar tai būtų žuvis, ar tai būtų mėsa. Mes gaunam taip pat per didelius kiekius papildomai riebalų, taip pat perdirbtame mes tai gauname per didelius kiekius cukrų ir su jais susikuriame per didelius kalorijų kiekius šiandienai mūsų mitybą. Ir štai atsiranda tokios mums nematomos didžiulės dvi priežastys, kai gaunam tam tikrų medžiagų per daug, kaip kalorijos, kaip cukrai, kaip perdirbti riebalai, kaip omega-6 riebalų rūgštis ir gaunam per mažus kiekius omega-3 riebalų rūgščių, kurios yra jūrinės kilmės, gauname per mažai mikromedžiagų, gauname per mažai skaidulų ir dėl to šiandienai mes kenčiam. Iš kur mes visą tai žinom? Na, visų pirma, žinom tai iš istorijos. Genetiškai mūsų organizme santykius riebalų, kurios yra viena iš svarbiausių nepakeičiamųjų medžiagų mūsų mityboje, iš kurių ir susiformuoja mūsų kūno ląstelių membranos, yra mūsų, kiekviena ląstelė, tiek audinių, tiek kraujo, tiek viso organizmo organų. Santykis buvo vienas su vienu. Tai reiškia, kad omega-6 ir omega-3 riebalų kiekis mūsų mityboje buvo lygus. Vėliau šiek tiek keitėsi tas kiekis ir kuo jisai artėjo link mūsų dabartinių dienų, tuo tas kiekis buvo didesnis. Ir šiandien mes matom, kad santykis riebalų rūgščių 15 kartų didesnis suvartojamas omega-6 riebalų negu omega-3 riebalų. 20 kartų, 25 kartus. Kartais atrandame ypatingai didelių disbalansų, ypatingai didžiulių perviršimų omega-6 riebalų rūgščių, kurie ypatingai svarbus uždegimo reakcijose. Ir štai čia šitoje skaidrėje parodyta, kad jeigu mes savo mityboje turim per didelius kiekius omega-6 riebalų rūgščių ir per mažus kiekius omega-3 riebalų rūgščių, prasideda tam tikri sutrikimai mūsų organų veiklos, mūsų ląstelės veiklos ir kenčia mūsų funkcijos organizmo. Tiek ir smegenų funkcija, tiek ir širdies funkcija, tiek ir elastingumo funkcija, kuri svarbi tiek ir kraujotakai, tiek ir odai, tiek ir plaukam, tiek ir nagam, sąnariam ir daugeliu kitų. Taip kad kenčia ląstelė, kenčia visi organai, visos mūsų sistemos. Ir pagrindinė mūsų sistema, mūsų organizmo yra ląstelė. Per ląstelės membraną vyksta visi gyvybiškai svarbus procesai. Maistinės medžiagos pakliūna į ląstelę. Per ląstelės membraną pasišalina panaudotos medžiagos, jos keliauja į kitus gamybos procesus, į kitus tam tikrus, taip pat svarbius procesinius veiksmus, kurie vyksta natūraliai mūsų organizme, mes tame nedalyvaujam. Tai yra suformuota genetiškai. Tačiau dėl maiste esančių riebalų gali sutrikti medžiagų pralaidumas ir toksinų pasišalinimas iš mūsų ląstelę. Tai dalyvauja pagrindinės dvi tokios riebalų grupės, kaip sotieji riebalai ir polinesotieji riebalai. Tai sočiųjų riebalų tai yra
konditerijos produktuose, yra pieno produktuose, palmių aliejuose, mėsos raudonos produktuose. Ir valgant šitą visą maistą, mes gavę per didelius kiekius šitų sočiųjų riebalų, mes sutrikdome medžiagų pakliuvimą į ląstelės. Ir taip pat sutrinka medžiagų pakliuvimas į ląstelę, jeigu mes gaunam per mažai, ypatingai omega-3 riebalų rūgščių. Tai jos yra jūrinės kilmės, jos yra kai kuriuose riešutuose, kai kuriuose sėmenyse, o daugiausia tai yra jūrinės kilmės jūriniuose produktuose. Ir tada mes sutrikdom štai šitą procesą, kuris natūraliai turi funkcionuoti. Ir sutrikdydami šitą procesą susikuriam savo antrą pagrindinę problemą, tai yra medžiagų nepasisavinimo, sutrikdome energijos įsiskyrimo, sutrikdome hormonų veiklą savo organizme ir daugelį kitų. O funkcijos turėtų būti natūralios. Medžiagos turėtų lengvai pakliūti, medžiagos turėtų lengvai pasišalinti. Ir jeigu mes susikurtumėm santykį, vėl susigrąžintumėm tą santykį omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių ir sumažintumėm tų sočių riebalų suvartojimų kiekius mūsų mityboje, mes susikurtumėm normalią savo ląstelės veiklą, mes atstatytumėm savo organų funkcijas į normą ir greičiausiai, kad mūsų tam tikri sveikatos sutrikimai, jeigu jau yra jie nukrypę link sveikatos prastėjimo, jie sugrįžtų į idealią būseną tokioj, kokioj mes turėtumėm gyventi. O šitas santykis tų riebalų rūgščių pas mus kiekviena turėtų būti idealus mažiau negu 3:1. Tada mes gyventumėm saugioj zonai. O santykis, jeigu yra didesnis negu 3:1, mes jau esame toje zonoje, kuri gali atnešti mums sveikatos bėdų. Ir ar mes spėliosime, kokiame esame santykė, ar mes tiksliai sužinosime, aišku, kad priklauso tik tai nuo mūsų. Aš kiekvienam iš mūsų linkiu pasidaryti reguliariai kraujo tyrimus, kurie parodo faktiškai, koks yra riebalų rūgščių disbalansas, koks yra vitaminų kiekis, koks yra cukraus kiekis mūsų mityboje, tam, kad mes galėtumėm užkirsti kelią tikrai sudėtingom ligom. Ir kaip jūs žinote, vitaminas D dalyvauja ypatingai svarbus, dalyvauja įvairiose reakcijose mūsų organizme, kaip imuniniai sistemoje, dalyvauja medžiagų pasisavinime, dalyvauja hormonų veikloje ir taip toliau. Smegenų veiklai labai svarbus, kraujotakai ir daugeliu kitų. Glikuoto hemoglobino testas, jisai galėtų parodyti, ar negresia mums diabetas. Ir vien tik pabėgti nuo šitos ligos, tai jau yra laimėjimas. Ir sakyčiau, toks testas, jisai labai svarbus tiem žmonėm, kam galbūt šeimoje yra genetiškai pas kažką, tai galbūt yra tam tikri požymiai, arba šeimoje kažkuris tai iš tėvelių ar iš giminės turi diabetą. Tai šitas testas tikrai būtų labai svarbus. Ir tiek tos rekomendacijos, kurios gaunamos pasidarius šitos testus, tikrai yra unikalios, tiek ir gyvenimo būdo, tiek ir fizinio aktyvumo, tiek ir mitybos. Ir sakyčiau, tai yra didžiausia vertybė. Vienas iš svarbiausių testų, kuris vadinasi balans testas, jisai rodo lėtinių uždegimų vystymąsi, rodo medžiagų apykaitą, rodo, kiek medžiagų maistinių mes gaunam, kurios yra labai svarbios mūsų organų funkcijom palaikyti. Taip pat, ar mes nesuvalgom per didelius kiekius kažkurių tai riebalų, kurie gali pakenkti. Tai, sakyčiau, vienas iš svarbiausių testų. Ir kai kas galvoja, kad mes čia patys tuos testus darom, patys atsakymus parašom, yra ne taip. Iš tikrųjų, mes bendradarbiaujam su Vitas Analytical Service, su nepriklausoma laboratorija, su kuria bendradarbiauja ne tik mes, bet ir daugelis kitų pasaulio mokslo centrų, kaip Harvardo, Kembridžo, Oksfordo universitetai ir daugelis kitų tarptautinių įmonių. Šita laboratorija yra viena iš prestižinių pasaulio laboratorijų įsikūrusi Norvegijoje, Oslo mokslo parke. Man teko pačiam būti šitai laboratorijoje ir iš tikrųjų tai yra aukščiausio lygio laboratorija, kuri sertifikuota GMP, kuri yra viena iš lyderiaujančių atlikdama sauso kraujo lašo tyrimus, tai yra kraujo ląstelių tyrimus atliekanti laboratorija. Ir naudojantis šitą laboratoriją per paskutinius 12 metų, Zinzino atliko beveik 1 400 000 tyrimų. Kaip jūs matote, tai yra didžiulis skaičius tyrimų. Lietuvoje atlikta apie 26 000 tyrimų. Ir matome, kad
pasaulis yra iš tiesų nesubalansuotas. Kad tie riebalai, kurie naudojami mūsų pramonės ir tie riebalai, kurie naudojami mūsų virtuvėse, jų kiekiai tų riebalų yra iš tikrųjų mums nenaudingi. Iš tikrųjų mes valgom per didelius kiekius omega-6 riebalų ir per mažus kiekius omega-3 riebalų rūgščių. Ir tam, kad naudojantis šitais tyrimais mes galėtumėm sužinoti ir tam, kad mes labai lengvai galėtumėm juos suprasti, yra padaryta speciali programėlė, kurioje galima pasidaryti tyrimą ir netgi tokio šviesoforo pagalba, spalvų pagalba, raudona yra blogai, žalia yra gerai, galima pasižiūrėti, koks tas santykis, ar yra jisai nukrypęs nuo normos ar nėra. Ir kiekvienas parametras turi savo išrašą, kraujo tyrimas gaunamas ta kalba, kurioje žmogus kalba, tai yra labai patogus tyrimas ir labai lengvai skaitomas tyrimas. Ir tie patarimai iš tikrųjų parenkami ir paruošti geriausių pasaulio mokslininkų, su kuriais bendradarbiaujam. Ir kas dar yra gerai, tai kad po 4 mėnesių galima pasidaryti pakartotinį tyrimą ir sužinoti, kaip pasikeitė mūsų rezultatas, jeigu mes imamės tam tikrų veiksmų. Reikia suvokti, kad tai yra mityba. Ir jeigu mes nekeičiam savo maistinių medžiagų arba nekeičiam savo mitybos įpročių, rezultatai nesikeičia, jie išlieka tokie patys. Ir va šitas tyrimas, jisai parodo per paskutinius 4 mėnesius, kas vyravo mūsų mityboje, kokių medžiagų per daug, kokių medžiagų yra per mažai. Ir pakeitus mitybą mes galim matyti progresą. Na ir progresas iš tiesų pagal tą patirtį, kai jau 12 metų bendradarbiaujam su įmonė, mes matom, kad tikrai 1000 žmonių esame padėję ir maždaug per 4 mėnesius sugebam žmogų subalansuoti, jo mityboje subalansuoti riebalų rūgštis. Ir visą tai padėjo mokslininkai. Visą tai padėjo mokslininkai, kurie dirbo savo mokslinį darbą įvairiuose universitetuose, įvairiuose mokslo centruose. Ir jų žiniomis naudojasi Zinzino kompanija ir padeda sukurti tam tikrus sprendimus. Tai vienas iš tokių unikaliausių sprendimų, kuris yra žymiai daugiau negu tik tai žuvies taukai, tai yra balanso aliejus. Ir šitame balanso aliejuje svarbiausia vaidmenį vaidina 2 pagrindiniai komponentai. Tai yra iš nedidelių žuvyčių, augančių laukinėje gamtoje, netoli Islandijos krantų, išimama, išgaunama omega-3 riebalų rūgštis, jos yra išvalomos nuo teršalų pagal aukščiausius valymo standartus ir taip pat kartu yra įkomponuojama dar viena labai svarbi, ypatingai svarbi veiklioji medžiaga, tai yra polifenoliai iš neprinokusių alyvuogių. Kodėl sukurta tokia formulė? Pasirodo, kad natūraliai mūsų dumbliuose esanti omega-3 riebalų rūgštis, jinai per visą žuvies, per visą jūros gyvūnijos grandinę atkeliauja iki mūsų stalo. Tai reiškia, dumblius suvalgo vėžiagyviai, vėžiagyvius žuvis, žuvis mes suvalgom, tokiu būdu gaunam šitas veikliąsias medžiagas. Arba valgydami tiesiogiai dumblius. Tačiau gaunant žuvį, labai priklauso šitų medžiagų kiekis nuo žuvies apdorojimo. Kaip mes ją valgom? Ar mes ją valgom šviežią, suši pavidalu, ar mes ją valgom sūdytą, ar mes valgom keptą. Ir kuo labiau mes apdorojam temperatūrą, tuo mažiau omega-3 riebalų lieka pačioje žuvyje, nes tiesiog temperatūra ją suardo. Taip pat ją suardo ir deguonis. Ir pastebėta, kad kai žuvį išvalo nuo teršalų ir išgauna žuvies taukus, joje atsiskiria vienas iš pagrindinių komponentų, tai yra antioksidantai. Ir tie antioksidantai, kurie natūraliai buvo tuose dumbliuose, jie atsiskiria nuo omega-3. Ir jinai tampa nestabili. Prarijus tokią nestabilią omega-3, mūsų organizme yra daug įvairiausių procesų, daug įvairiausių fermentų, deguonies ir sąlytyje su mūsų organizmu, su tais visais procesais, kurie vyksta ir su deguonimi, labai oksiduojasi tos medžiagos, kurias mes praryjam. Dėl to labai svarbu, kad produkte būtų daug antioksidantų. Ir yra atlikta 2010 metų Sintef studija, kurioje parodyta, kad kai kurie gamintojai naudojami krilių aliejų ir iš jų išgaudami omega-3, tik 5 valandas tas produktas yra apsaugotas nuo oksidacijos, kai mes jį praryjam. Kai kurie gamintojai naudoja koncentruotą omega-3 ir silpną antioksidantą, tik 9 valandas yra apsaugota.
menkių kepenų aliejų gamintojai, apie 15 valandų jų produktas yra apsaugotas nuo oksidacijos. Nuo prarijimo iki to, kol atkeliauja tos maistinės medžiagos, tos riebalų rūgštys iki ląstelę, praeina maždaug 20 valandų. Tai balanso aliejaus produktai yra naudojama speciali veiklioji medžiaga, tai yra polifenoliai, tai yra ypatingai svarbus ir ypatingai stiprus antioksidantai, kurie omega-3 apsaugojo balanso aliejaus buteliuke virš 35 valandų. Ir to laiko užteko, kad tas produktas jisai įsisavintų iki pat mūsų ląstelės. Taip gavome efektyvumą ir kai gavome efektyvumą, mes pradėjome apie tai garsiai kalbėti. Kad ne tik tai reikia valgyti daug žuvies, reikia vartoti taip pat ir papildą omega-3 su polifenoliais. Ir jisai gali pasiekti rezultatą. Balanso aliejaus yra įvairiausių formų ir įvairiausių skonių, apelsinų, greipfruktų, vaisių, citrinų skonio. Kiekvienas išsirinkam savo labiausiai patinkantį. Kai kuriem, kam yra, norisi naudoti produktą, turinti daugiau antioksidantų arba turinti tam tikrų sąnarių problemų, kraujotakos problemų, nuotaikos svyravimo problemų, rekomenduojamas balanso aliejus premium klasės, turintis didesnį kiekį polifenolių ir tie polifenoliai kaip antioksidantai dar daugiau apsaugo įvairių mūsų sistemų, kuriom labai svarbu turėti daug antioksidantų. Ir premium klasės kapsulės esantis žuvies taukai kartu su polifenoliais, jie yra vienas iš unikaliausių ir man labiausiai šiandienai patinkančių produktų, nes labai patogu vartoti. Kiekviena kapsulytė supakuota atskirai, apsaugota nuo deguonies įtakos, labai lengva transportuotis, labai lengva vartoti, nėra jokio pojūčio, jokio aliejaus tekstūros, taip kad kažkam iš jūsų greičiausiai irgi labai patiks šitas produktas. Produktas yra dar vienas sukurtas AquaX, kuris skirtas žmonėms, pas kurios yra pašalinta tulžies pūslė arba sutrikęs medžiagų įsisavinimas, fermentų trūkumai tam tikri. Ir tie, kas nemėgsta aliejaus tekstūros produktų, štai balanso aliejus AquaX, į kurį įpilus į vandenį, jisai ištirpsta ir mes geriam citrinų skonių tiesiog vandens gėrimą, labai skanų, be aliejaus jokios struktūros. Taip pat yra veganinė formulė, praturtinta įvairiausiais dar didesnių kiekių įvairiausių omegų. Tai tikrai unikaliausia, sakyčiau, rinkoje veganinė formulė, kurią mielai renkasi veganoj ir tikrai papildo savo maisto racioną tom trūkstamom ypatingai omega-3 riebalų rūgštim. Visi šitie produktai turi sertifikatus. Kiekvienam galbūt iš mūsų yra svarbus vienas arba kitas sertifikatas. Man labai svarbus yra keli. Tai yra GMP sertifikatas, kuris parodo, kad tai yra geros gamybos praktika naudojama. Tai yra kiekvienas gamybos procesas yra ypatingai prižiūrėtas, ypatingai sertifikuotas, ypatingai sertifikatais. Ir antras tai yra Friends of the Sea. Tai yra ištekliai žuvies yra atstatomi kiekvienais metais, kurie yra išgaunami. Sportininkam turbūt mėgstamiausias sertifikatas yra parodantis, kad galima naudoti šitus produktus, tai Informed Sport, tai parodintis, kad nėra antidopingo. Ir kiekvienas galbūt mes čia surasim savo tinkantį labiausiai tą sertifikatą. Kartais klausia, kadagi vartoti? Vartoti nuo tada, kada mama jau pradeda maitinti maisteliu savo kūdikį. Rekomendacijos skirtingose šalyse yra skirtingos, Norvegijoje nuo poros mėnesių, Europos Sąjungoje nuo 6 mėnesių, tačiau yra labai svarbu gauti šitas maistinės medžiagas netgi nėštumo periodą, kad vaikutis vystytųsi, kad jų smegenų veikla, akių, širdies veikla vystytųsi teisingai ir gerai. Tai nuo, sakyčiau, nėštumo labai svarbu. Ir kiekvienas iš mūsų mes čia turbūt matome save skirtingame etape. Ir galbūt pačioje pradžioje svarbu, kad mūsų imunitetas gerai veiktų, vėliau, kad reprodukcija būtų gera, ir vėliau, kad apsisaugoti nuo lėtinių kažkokių tai ligų vystymusi, nes balanso aliejaus visa grupė, jinai iš tikrųjų prisideda prie lėtinių ligų mažinimo, prie lėtinių uždegiminių procesų mažėjimo mūsų organizme. Ir tai sakau ne aš, tai sako Europos maisto saugumo tarnyba, kuri patvirtinus jau 18 teiginių, yra dar daugiau teiginių. Tai kiekvienas mes čia turbūt surandam tą teiginį, kuris mums yra aktualus. Aš kai pradėjau naudoti šitą produktą,
aš norėjau išspręsti pagrindinės 3 problemas, tai yra sustiprinti savo imuninę sistemą, pagerinti kraujospūdį, sureguliuoti ir taip pat išspręsti podagros problemą. Ir žinot ką, vien tik tai naudojant iš šitų produktų man pavyko tai pasiekti. Tai aš dėl to labai labai džiaugiuosi ir dėl to pasakoju nuoširdžiai kiekvienam iš savo draugų, iš artimų, iš pažįstamų, taip pat ir jums šiandien. Na ir mano santykis atsistatė. Mano santykis atsistatė maždaug per pusę metų. Na, pilnai visi parametrai tapo žali per metus laiko maždaug. Kiekvienas mes esame individualus. Nėra nustatyta kažkokio standarto, kažkokio reikalavimo. Man sūnui pavyko sureguliuoti balansą per 2 metus. Mes užtrukom, tačiau pasiekus tą santykį mes pamiršom, kas yra lygos, kas yra peršalimai, kas yra gripai, kas yra virusai ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi. Na ir papildomai Zinzino siūlo dar papildomas maistinės medžiagas, kurių ypatingai trūksta mūsų mityboje. Ypatingai vaikų mityboje trūksta daržovių. Tai yra prebiotinės skaidulos kompleksas. Ypatingai labai svarbu žmonėms, kurie vartoja daug vaistų, nes padeda išvalyti mūsų žarnyną. Na, taip pat labai svarbus, kam reikia reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Taip pat labai svarbu žarnyno sveikatai, imuniniai sistemai, na, nuotaikom, smegenų veiklos funkcijom palaikyti. Tai iš tikrųjų, na, produktas, sakyčiau, antras pagal svarbumą, kurį aš taip pat kiekvieną rytą suvartoju ir nepamirštu, nes mes skaidulų suvartojam per mažą kiekį. Na ir trečia grupė, tai yra pagrindinės trijulė, vitaminai, mineralai ir antioksidantai. Kai kas sako, mums visom kūno funkcijom palaikyti reikia apie 72 mikroelementų įvairiausių. Čianais Extend yra sudėta 42 vitaminai, mineralai ir antioksidantai. Ir sakyčiau, vienas iš geriausių produktų rinkoje, kur nereikia vartoti 3-4 dėžučių skirtingų mikroelementų, čia viename yra sudėta viskas, ką reikia, kad palaikytume mūsų organizme energijos, įvairių procesų funkcijas, imuninės sistemos veiklą. Na ir štai taip atrodo, na, sveikatos protokolas. Taip pat praturtintas sveikatos protokolas papildytas dar vienu produktu, tai yra šafrano ekstraktas. Turbūt nepaslaptis, kad šiais laikais turime daug nuotaikos svyravimų, daug streso, prastą miegą kai kas turi, tai štai Viva šafrano ekstraktas galėtų padėti išspręsti šitas funkcijas, netekusias funkcijas arba streso lygį sumažinti, kiek yra įmanoma. Tai yra šafranas. Taip pat šafraną aš duodu savo sūnui, kuriam yra 12 metų, kuris eina į mokyklą ir kartais jam reikia atsiskaitimus kažkokius, tai kontrolinius rašyti, pagerina dėmesį, pagerina koncentraciją. Geresniai nuotaikui jisai geriau susikoncentravęs ir geriau atlieka savo ir klasės darbus, ypatingai kai jie yra labai svarbus. Papildomai dar yra keletas tokių papildomų komponentų, tai yra beta-gliukanai, kurie aktyvuoja imuninės ląsteles, imuninės sistemos aktyvumui labai svarbus produktas, na, pas kuriuos nusilpus yra imuninė sistema. Sakyčiau, profilaktiškai galima pavartoti, tai tuo periodu, kada keičiasi orai. Arba kada jau matote, kad kabinasi kažkokia tai liga, tai tada keletą kapsulyčių iš eilės keletą dienų pagerti tuo metu, kai jau, na, yra negalavimai. Zinodžin produktas, na, iš tikrųjų tie, kas norite atrodyti jaunesni, tas, kas norite pagerinti savo vizualinę išvaizdą ir jaustis tikrai geriau, tai yra, na, produktas, taip vadinamas longevity arba anti-aging, dabar labai madingi tokie išsireiškimai, kai žmonės nori atrodyti jauniau, gyviau, tai šitas produktas iš tikrųjų yra, na, vienas iš tikrai gerų pasirinkimų. Ir vitaminas D, kurio mums visiems trūksta, ypatingai gyvenantiem Lietuvoje arba Baltijos šalyse, tai yra vitaminas D su plataus spektro magniu. Tai yra tie produktai, kurie, sakyčiau, na, turėtų būti mūsų, na, kiekvienos dienos vartojime, tai yra vitaminas D taip pat, nes mums jo tikrai trūksta. Na, Zinzino turi dar keletą produktų, apie kuriuos šiandieną galbūt nepasakosiu. Jie yra tikrai unikalūs savo grupėse. Tų produktų yra nedaug, tačiau jie yra labai labai svarbus. Nu, dabar kažkas iš jūsų galbūt klaus, tai kiekgi kainuoja, ar jie brangiai kainuoja šitie produktai? Iš tikrųjų, šitie produktai yra brangus, jie kainuoja, tačiau jie turi savo labai labai didžiulę vertę. Tačiau
Kas nori pirkti vienkartinių pirkinių, štai šitas rinkinys, kuriame yra 2 testai, vienas prieš, vienas po 4-6 mėnesių ir maždaug 4 buteliukai balanso aliejaus kainuoja 530 eurų. Tačiau tie, kas nori taupyti, aš siūlau rinktis alternatyvų rinkinį. Gauti 63 procentų nuolaidą ir tą patį rinkinuką įsigyti su Premier pasiūlymu už 198 eurus. Kaip jūs matote, sutaupimas yra tikrai didžiulis, tačiau yra tam tikras įsipareigojimas, kad prie šito rinkinuko jūs nuspręsite, kad balanso aliejų vartosite pusę metų, 6 mėnesius. Ir tai yra sąlyga. Tie, kas nori gauti nuolaidą, jie įsipareigoja 6 mėnesiam pasirinkti prenumeratą. Nu, nuoširdžiai sakant, iš tikrųjų šitie produktai omegos mums reikalingi visą gyvenimą. Ir bent jau 6 mėnesius siūlyčiau užsibandyti kiekvienam iš jūsų, tuo labiau, kad pasirinkus Premier pasiūlymą, be to startinio rinkinuko, be tų tikrai didžiulę nuolaidą gaunančių tyrimų, jūs dar gausite kas mėnesį po vieną buteliuką už 41 eurą. Tai yra su didelė nuolaida, balanso aliejaus pasipildymą. Ir taip jūs 6 mėnesius išsibandysite balanso praturtintą dietą. Ir ta dieta jums iš tikrųjų atneš pasikeitimus, ne tik tai kraujo tyrimas parodys, kurį jūs pasidarysite anoniminį, pakartotiną, bet taip pat parodys ir jūsų savijautą. Mano savijauta man tai įrodė, linkiu, kad ir jūs išsibandę pamatytumėt, kaip jums pasikeitė. Taip pat sveikatos protokolas irgi nėra labai brangus. Irgi tai sudaro tik tai startinis rinkinys 322 eurus, nu, o vėliau per mėnesį už 3 produktus, už labai kokybiškas omega su polifenoliais, už vitaminų, mineralų, antioksidantų kompleksą ir už skaidulų kompleksą jūs viso sumokėsite 103 eurus. Tai maždaug sudarys 3,5 euro per dieną, už kuriuos mes tikrai šiandien dienai, praktiškai kavinėje nieko negalim nusipirkti, apart puodelį galbūt kavos arba arbatos. Kartais jos ten kainuoja dar brangiau negu tie 3,5 euro. Taip kad siūlyčiau savo mitybą praturtinti tom nepakeičiamosiom medžiagom, kurių mums ypatingai reikia, viso išleidžiant apie 3,5 euro per dieną. Nu, tie, kas norėtų gauti maksimalią naudą, praturtinti savo mitybą taip pat ir su šafrano ekstraktu, tas, kas turite daug streso, tai jų maždaug per mėnesį kainuos 132 eurai. Tai viso labo 4,5 euro. 1 eurų brangiau, jūs taip pat kontroliuosite ir stresą su šafrano pagalba. Ar tai yra daug, ar tai yra mažai? Brangiausia visgi tai yra sveikata. Ir sakyčiau, sveikata yra pats brangiausias turtas, nes neturint sveikatos, kai mes gulim lovoje, kai mums kažkas skauda, kai mums pakilo temperatūra, mes nieko daugiau nenorim. Mes negalvojam nei apie darbą, mes negalvojam nei apie kažkokias pramogas, mes galvojam apie tai, kaip pasveikti. Taip, kad aš siūlau investuoti 4,5-3 eurus savo kiekvieną dieną, tam, kad praturtinti savo sveikatą ir išlaikyti kuo galima ilgiau. Kad mes kuo ilgiau būtumėm sveiki. Na, o naudos, kurias gauna mūsų klientai, tai iš tikrųjų labai yra unikalios. Mes turime galimybę gauti produktą nemokamai, jeigu pasidalinsime su savo draugais ir tie iš mūsų draugų, kurie nusipirks produktus, jeigu viso gausis 4 produktai, mes savo produktą galim gauti nemokamai. Tai yra tam tikra lojalumo programa. Taip pat yra galimybė gauti pigesnius produktus pasirinkus Premier pasiūlymą. Tai reiškia, pasirinkus nors vieno produkto, nors aliejaus Premier rinkinuką, visus likusius produktus jūs galite gauti tom geriausiam Premier kainom, pasirinkdami nors po vieną produktą. Taip pat yra pinigų grąžinimo garantija. Jeigu jūsų kraujo tyrimas parodys, kad jūs esate gerame santyke, jums nereikia omegų papildomai, jūs gaunate su mityba visko, ko jums reikia, kompanija gražina jums pinigus už produktus. Aišku, pasiema produktus, jums gražina pinigus. Taip pat yra galimybė gauti lojalumo, dalyvauti programoje. Tai reiškia, kad kiekvienas klientas, kuris pasirinko Premier programą, prenumeratą 6 mėnesiam, ir jisai kas mėnesį ten išleidžia tam tikrą pinigų sumą, prie siuntimo dasideda siuntimo mokesčiai, visi tie mokesčiai jums yra gražinami nemokamais produktais. Tai reiškia, kad jeigu jūs išleidote ten 4 eurus už pristatymą, tie 4 eurai kaupsis jūsų pinigų krepšelėje ir už juos jūs vėliau susikaupę galėsite pasirinkti, kokį norėsit produktą. Nuo jeigu savo Premier
pasiūlymą, tą prenumeratą nuspręsite naudoti visą savo gyvenimą arba ilgiau negu 6 mėnesius, nuo 7 mėnesio įmonėse 10% nuo visos jūsų išleistos pinigų sumos jums gražins į jūsų pinigų krepšelį ir iš to krepšelio jūs galėsite bet kada išsirinkti nemokamą produktą už tą sumą, kurią esate susikaupę. Taip kad iš tikrųjų ateitis ir mityba yra mūsų rankose. Mes galime keisti savo gyvenimą, savo šeimos gyvenimą. Nuo tas įkvėpimas, kuris aplankė mane, kai aš pakeičiau savo šeimos gyvenimą, iš tikrųjų mane įkvėpė dalintis tą žinutę, studijuoti ir edukuoti visuomenę. Tai ačiū Jums labai už tai, kad leidote šiandien man būti tuo edukatorium ir geros Jums dienos. Ačiū labai, Jonai. Viso geriausio visiems.